Garbėjai Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Ir taip pat nesantuokinis lytinis aktas yra toks objektyvumo naikintojas. Tai reiškia, kad asmens vertinimas nebe toks yra objektyvus, blaivus ir tikslus, sakykime, ne? Jeigu nėra susilaikoma nuo lytinių santykių. Nes, kaip ir minėjom, tas lytinis aktas, tapimas vienu kūnu, jisai labai pririša žmonės, suriša juos, išsiskiria taip hormonai. Daug oksitocino, kuris yra ryšio kūrimo hormonas ir kitų hormonų, kurie padaro mus laimingus. Ir tokiu būdu žmogui ant akių atsiranda rožiniai akiniai ir jisai jau nemato kito žmogaus kažkokių bruožų ar ten neigiamų bruožų arba dalykų, kurie jam nepatinka, netobulumų. Čia gal nėra ne pats geriausias žodis. Žodžiu, nemato to, su kuo reikėtų nepadirbėti, bet ką reikėtų aptarti, į ką reikėtų atsižvelgti, ne? Apie ką reikėtų pasvarstyti ir panašiai. Bet santuokai tai pasireikš. Nes vis tiek praeis laikas ir tas visko aptemdymas lytiniu aktu visai atsibos. Dėl to irgi yra pavojinga tiesiog mylėtis vietoj to, kad kitą žmogų pažinti, su juo net sveikai pakonfliktuoti ir panašiai. Taip pat kalbant tiesiog apie gyvenimą susimetus, ne apie lytinį aktą, tai žmonės tą daro tarsi test drive, ne, pažiūrėt, labai grubiai tariant, ant kiek jisai geras kambariokas. Ar galėčiau aš su juo gyventi ar ne. Ir atrodo logiška, geriau už prieš santuoką sužinosiu ir tada viskas bus baigta, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir žmonės iki lemiamo kriterijaus iškelia tuos dalykus, kurie nėra tiek svarbus. Kaip pavyzdžiui to kambarioko savybės, ne? Su kitu žmogumi visada bus sunku gyventi. Beveik neįmanoma rasti žmogaus, kurio būtų labai lengva gyventi, nes mes visi skiriamės, ne? Dėl kažkokių jo ar mūsų pačių įpročių. Tačiau visada galima per dorybės išmokti kažką priimti ar pasiaukoti ir pasikeisti pačiam. Arba žmogui išsakyti ir tada jį skatinti pasiaukoti, ne? Ir tai yra geri dalykai, nes meilė, kaip sakėm, yra pasiaukojimas, tai yra priėmimas. Tai yra taip pat ir pasikeisti dėl kito žmogaus. Čia reiškia, viskas yra tie geri dalykai. Ir žmogus tiesiog, kuris nori atmesti kitą pagal tas kambarioko savybės, ieško lengvo kelio. Kaip čia išvengti sunkumų. Jeigu mes norim išvengti sunkumų, tai reiškia, kad iš šeimos nereiktų rinktis. Kažkas renkasi šeimą, nes vienuolyne bus sunku. Tai žinokit, šeimoje gali būti kartais ir sunkiau nei vienuolyne. Taip, kad čia nėra sprendimas, čia yra pabėgimas. Ir tai iš tikrųjų yra lengviau praktikuoti santuokai, tai yra kito žmogaus priėmimo, ne? Nes jau duoti įžadai ir gauta malonė. Čia yra labai svarbus dalykas, į kurį, manau, mes atkreipiame per mažai dėmesio. Kai teikiamas sakramentas santuokos, Dievas
pasižada, kad jisai lydės mus, tai yra, pavyzdžiui, mane ir mano sutuoktinę, ne, savo malonę, nes jisai pats tą sąjungą palaimina. Ir duodama malonę gyventi doriai ir šventai santuokoje. Dėl to, pavyzdžiui, čia dar viena priežastis, kodėl bažnyčia nenori, kad žmonės gyventų arba civilinėje santuokoje, ar gyventų tarsi susituokę, nes jie negavo iš Dievo malonės. Ir tokį sunkų pašaukimą, tokį kryžių paima ir nori nešti, galima sakyti, vien savo jėgomis. Tai yra neprotinga. Su Dievo malonė galima tai padaryti ir tai bus lengviau ir tai bus vaisingiau. Taip pat žmonės geriau vienas kitą žino ir daugiau kartų praėjo, kai jau yra santuokoje. Dėl to jie jau tarsi prisitrinę yra ir jiems lengviau viens kitą priimti. O ankstesniuose etapuose tai atrodo beveik neįmanoma, nes mažiau žmogų pažįstu ir mažiau turiu su juo bendrų patirčių ir mažiau noro dėl jo aukotis, net meilė nėra išvystyta, nėra tokia stipri. Dėl ko santykiai gali griūti, nors be gyvenimo kartu tai taip anksti neišlystų ir santykis išliktų, klestėtų. Ir dar vienas pavyzdys yra suderinamumas lytiniuose santykiuose. Tai, manau, tie patys argumentai kaip ir suderinamumas gyvenimo vienam kambarį tinka, bet prie jų galiu pridėti ir tai, kad tas atsiranda toks susikoncentravimas į kūno partnerio, ne, jisai pasidaro svarbesnis ir vėlgi iki lemiamo kriterijaus iškeliama patirtis lovoje. Tai reiškia, kad jeigu žmogus mane nepatenkina lovoje, tai reiškia, mums nėra ką veikti santuokoje. Jau kalbėjom, kad lytiniai santykiai nėra pagrindinis, tai yra nėra vienintelis komponentas santuokos, ne? O visų antra, jeigu aš galvoju apie savo patirtį lovoje su tuo žmogumi, tai aš jau ne apie kitą galvoju. Čia jau yra nemeilė, čia jau yra išnaudojimas. Čia tarsi rūbus pamatuoti, humano ir dar kažką. Nežinau, tipo, nėra čia gerai. Jau po viso kurso, manau, turėtumėt matyti šitą. Taip pat didelė tikimybė, kad jų kūnai, tai yra sužadėti, dar ne visiškai spinduliuoja jiems kito asmenį. Ne, apie tai kalbėjom, kai pradžiai pažįstame asmenį, tada matome, kaip jau kūnas pradeda spinduliuoti tą asmenybę ir tada labiau įsimylime kūną ir kūną, nes jame matome asmenybę, kurią įsimylėjome. Tai vėlgi nieko blogo pamilti pirmą kūną, o tada asmenybę, ne? Nes tai yra natūralu mums, kad pamatom žmogą ir vertinam net tokia automatinė reakcija pagal išvaizdą. Tiesiog svarbu nenurašyti žmogaus pagal išvaizdą ir jeigu mums patiko išvaizda ir mes panorėjom su juo susipažinti ir patiko dar ir asmenybė, viskas tvarkoja ten, kaip čia sakoma, viskas suėjo, viskas tvarkoja. Bet jeigu kūnas ten kažkaip nepatiko, ar dar kažką, ne mūsų skonio, ar dar kažką, tai čia tiesiog reikia suvokti, kad tai nėra priežastis su žmogumi nebendrauti, ne, arba jį atmesti. Ir tada pažįstant asmenybę, kūnas bus integruojamas į tą patirtį traukos tam žmogui. Ir vis tiek nebus taip, kad turėsiu kentėti, taip kabutėse, kad man šitas žmogus tai išvaizda visiškai nepatinka, tai aš su juo tik dėl asmenybės. Per savo patirtį įsitikinau, kad kūnas yra integruojamas su laiku tikrai. O jeigu jie svetimauja nuo savo santykių ankstesnio periodo, etapo, dar prieš santuoką, tai tikrai jie gali būti nepatenkinti to kūnu, nes dar nemato jame tiek asmenybės, kiek matytų jau, pavyzdžiui, santuokoje. Ne? Dėl to čia irgi yra pavojinga. Ir kaip liudija poros katalikiškos, kurios jau ilgai
gyvena kartu, tai yra santuokoje, jie sako, kad tas suderinamumas lytinėse santykiuose jisai yra įgaunamas. Nors žmonės yra visiškai skirtingi, gali būti, ne, bet jie mokosi viens iš kito ir mokosi pasiaukoti. Ir jie net sako, kad tas procesas nesibaigia mokymuose, ne, kad nėra taip, kad jaunystė išmokom ir tada jau visą laiką profesionalai. Bet kad tas suderinamumas tai yra pastovus procesas ir kad jis yra įgaunamas. Ir manau, tai turėtų teikti vilties. Ir tiesiog jau buvo minėję, kad fizinis patrauklumas yra silpnas ir nepatikimas pagrindas. Ten, kur kalbėjome apie romantinius santykius su Dievu ir su žmonėmis, galite pasiklausyti vėl apie tai. Ir pasinaudojus šitais įvertinimo kriterijais ir atėjus jau į santuoką po sužadėtuvių, kažkuriam iš sutuoktinių ar net abiem gali likti nerimo, kad jis nustos būti gerų kambariokų ar gerų partnerių lovoje ir tada jį paliks, nes į tai buvo atsižvelgiama svarstant apie santuoką. Nes tarsi, mes susituokime dėl to, kad aš jai pasirodžiau geras kambariokas ir geras partneris lytiniuose santykiuose. Tvarkoj, mes susituokėm, reiškia, aš praėjau testą. Bet tada žmogus, nesvarbu ar sąmoningai ar pasąmoningai, gali prieiti tokios išvados. Reiškia, jeigu aš nustosiu būti geras kambariokas arba nustosiu būti geras partneris ten lovoje, ne? Arba jeigu ras geresnį, tai viskas pasikeis ir tada santuoka suirs, ne? Ir tada žmogui atsiranda didžiulis spaudimas, didžiulis nerimas. Jisai arba bando kažkaip, nežinau, tą žmogų prie savęs pririšti, bet vėl dėl savęs, nes jisai yra nesaugus ir baimė ir nenori to jausti. Arba tiesiog pergyvens pastoviai ir bus nelaisvas dėl savo nerimo. Jau čia toks net pyktis gali išaukti iš to, tokios nuolatinės neramybės. Taip, galima pradėti net nesąmoningai kitą kaltinti. Nors vėl čia bus prielaidos nuodėmė iš dalies, o iš dalies ne, nes tokie kriterijai buvo išnaudoti prieš santuoką abiejų. Taip vienas kitam apie save ir kitą jie pasako, tavo vertė kaip sutuoktinio yra gebėjimas būti toleruojamu šitose sferose. Ir tada asmuo ir jo orumas išeina į antrą planą, kas yra visai blogai, yra žiauru. Ir atsisakyti gyvenimo susimetus yra naudinga santykiams, nes tikra meilė yra ne apie patogumą, apie atsidavimą, mirti savo, auką, ir tai treniruoja žmogų santuokai, kad galėtų gyventi pagal duotus įžadus ir pasiekti tikrą laimę. Nes gyventi pagal tuos įžadus yra aukotis. Kas ką galvotų, bet tai yra tiesa. Kitu atveju pora įžengs į naują savo gyvenimo etapą visiškai nepasiruošę. Ir Paulius čia sako pirmam laiške Korintiečiams 7 skyriuje 28 eilutė, kad tačiau šitokie žmonės turės kūno vargų, o aš norėčiau jūs apsaugoti nuo jų. Šitokie žmonės čia yra tie, kurie tuokiasi. Ir kas yra kūno vargai, tai jis turi omeny visus tuos sunkumus, kurie ateina su santuoka. Ir žmonėms tikrai gali atrodyti, kad kai gyvens su mylimuoju, viskas bus pasakiškai gerai. Ne, mes gyvenam kartu, nereikia viens pas kitą važiuoti, visada po ranka yra kitas. Tokia išnaudojimo kalba. Reiškia išnaudojimo kalba, nežinau, atsitiktinai ar ne. Visada kartu esam, galim daryti tai, kas mums patinka, gyventi kaip mes norim ir panašiai. Tačiau turime liūdnus faktus, o tai yra dideli skyrybų skaičiai
ir dažnas smurtas šeimoje, pavyzdžiui, net prievartavimas, apie kurį nutylima ir panašiai. Dėl to, pavyzdžiui, rytų apeigose katalikų bažnyčios, net ir ortodoksų bažnyčioje, kai yra santuoka, virš būsimųjų sutuoktinių liudininkai laiko karūnas. Tos karūnos nėra vien tas, kad jie karalienė ir karalius tos dienos, kad jie tokie laimingi ir panašiai, kad jie tiesiog ant kalno, ant viršūnės, bet ir kankinystės karūnos. Žinome, kad kankiniai jie gauna tą šlovę dėl to, kad pasiaukojo, paliudijo Kristų savo kraujumi ir gyvybę, dėl to gauna tą nuopelną, ne, karūną. Nėra, man rodos, oficialus bažnyčios mokymas, bet yra tokia versija, tiki kai kurie, kad jie iš karto patenka į dangų. Kankiniai. Taip. Kokias nukankinti yra, iš karto gauna tą karūną šlovės dangaus. Tai jie sutuoktiniai būsimieji yra karūnuojami, nes tas gyvenimas yra kankinystės gyvenimas. Tikrai čia daug mitų gal sugriovėm šiandien. Bet ir pažiūrėkit, karūnas gauna, ne, kai gauna ir palaiminimą, gauna malonę. O kaip be malonės, kaip be palaiminimo, kai gyveni nuodėmė iš tikrųjų, nes prieš Dievo valią, prieš bažnyčios įsakymą eini. Ir not Jono Pauliaus antrojo santuoka yra sunkesnis pašaukimas to, kad joje reikia išgyventi aktyvų kūnišką seksualumą, ne, dorai ir skaiščiai. Celibate, pavyzdžiui, to, kaip ir nėra, ne? O čia reikia būtent visose tose komplikuotose procesuose išlikti doriam ir ne tik nenusidėti per tai, bet dar ir šventėti. Dėl to svarbu tikrai, kad tai būtų pagal Dievo valią, nes tik tada tai įmanoma ir tai bus į naudą kaip pačiai šeimai, taip ir aplinkiniams, kuriems tai bus jau nebe skandališka, o bus kaip liudijimas ir evangelizacija. Nes tikra tiesa, kad santuokos pašaukimas yra pašaukimas evangelizuoti. Kad vyras ir žmona savo meilę liudija Kristaus meilę pasaulyje, ne? Kaip Kristus myli bažnyčią ir kaip bažnyčia turi atsiliepti į Kristaus meilę. Todėl linkime jums susimastyti ties visų to ir visų pirma ieškoti tiesos. Per tiesą išsilaisvinti, bet laisvės nepadaryti stabų, nepadaryti tikslų, panaudoti kaip priemonę mylėti. Ir per tai tapti dar laisvesniais. Galiausiai, jeigu išklausančių yra gyvenančių taip, susimetus ar ką, tai aišku, kaip Brankas sakė, kad galite apmąstyti apie tai, bet tuo pačiu nepasiduoti tuo, kad esate tokioje situacijoje, bet kaip tik drąsinam, kad galbūt pereiti į kitokį gyvenimą ir galiausiai pereiti į santuoką. Viskas nėra prarasta niekada. Iki pat mirties visada yra laiko gyventi geriau, gyventi laisviai ir Dievo maloniai. Ir tai tik išeina į gerą. Jo, visiškai pritariu. Ir net sakyčiau, kad jeigu dar nesat santuokoje, bet esat susižadėję ir gyvenat susimetę, tai išsiskirkit. Turiu omenyje, kad neišsiskirkit kaip pora, bet
gyvenkit atskirai. Ir pažiūrėkit, kaip kas pasikeitė. Pradžioj tai bus kažkaip gal nepatogu. Kaip sudrebins šiek tiek gal santykius. Taip, sudrebins gal, nebus įprasta, bet galiausiai tai bus tik nauda ir vis tiek žinote, kad kai susitoksit, kai gyvensit kartu. Bet raginu padaryti tokią auką atnešti ir tikrai iš jos bus vaisių. Galiausiai taip įžengti į santuoką didesniai laisviai. Nebūti rutinos ar normos aptemdytų akių, bet pažvelgti į tiek į tą žmogų, kuriam pasiryžtų, tiek į tą pačią auką, kurią ketinu daryti. Taip. Ir pasimatysime Eucharistijoje. Drąsos, iki.